Kartą senų senovėje gyveno mergaitė, kurią visi pažinojo kaip Raudonkepuraitę, nes niekur nesirodydavo be savo rojaus raudonumo apsiaustelio su kapišonu. Šis apsiaustelis buvo ypatingas, nes kažkada priklausė jos mylimai močiutei. Ir Raudonkepuraitė jautėsi lyg turinti mažą stebuklą, kai vilkėjo jį apsigaubusi. Vieną rytą, kai saulė vos pradėjo žaisti saulės spinduliais medžių lapuose, Raudonkepuraitės mama iškepė skaniausius pyragėlius ir kruopščiai sudėjo į krepšelį obuoliukus, kriaušaites, braškes, sūrį, gabalėlį mėsos ir didelį tortą. Viską, kas galėtų nudžiuginti sergančią močiutę. Nunešk, Raudonkepuraitė, šį krepšelį savo močiutei. Ji labai tavęs laukia, davė mama paskutinį patarimą, švelniai šypsodamasi. Eik tiesiai, nesukiojusi. Visi žinome, kad miškas gali būti mįslingas ir pavojingas. Raudonkepuraitė atsisveikino, apsigobė raudoną apsiaustą ir patraukė per mišką. Saulės spinduliai švietė per medžių šakas, o miško garsai dainavo džiaugsmingą melodiją. Čiulbėjo paukščiai, ežiukas kvailiojo po lapus, kiškutis švilpavo žolėje, o varlės šokinėjo per balas. Raudonkepuraitė dažnai sustodavo rinkti laukinių gėlyčių pokštėliai. Juk jokios dovanos močiutei nėra gražesnės už gamtos šventę. Tačiau toli miške, už didžiulių mėlynų varpelių laukų, šmėkštelėjo vilko šešėlis, nesaldus, gudrus ir įbaugantis. Jo pilvas urzgė iš bado, o akis degė noru pagausinti tokią minkštą, skanę auką kaip Raudonkepuraitė. Vilkas klastingai paslėpėsi už medžio, laukdamas tinkamo momento. Vos tik mergaitė priėjo arčiau, vilkas pasirodė iš šešėlio, išblyškęs nuo bado, bet veidą ir balsą paslėpė už netikrų mandagių žodžių. Kur eini, mieloji? Kas tu esi? Paklausė jis saldžiai, lyg draugas. Aš esu Raudonkepuraitė, einu pas močiutę, nešu jai skanėstų krepšyje, mandagiai atsakė mergaitė, net neužtikusi pavojaus. O, kaip nuostabu, mano močiutė taip pat gyvena miške, bet mano, būtent toje trobelėje, kur tu keliauji. Esu tikras, kad močiutė bus labai laiminga sulaukusi tavęs. Bet ar žinai, kad trumpiausias kelias yra per pievas su gražiomis gėlėmis? Ten gali nuskinti pačias nuostabiausias gėles, kurios džiugins močiutę ir dar labiau pagyvins tavo krepšelį. Vilkas sumanė sužavėti Raudonkepuraitę. Raudonkepuraitė, džiaugdamasi tuo pasiūlymu, atkrito iš kelio link pievų. Ji nežinojo, kad vilkas tuo metu patraukė tiesiai į močiutės trobelę, norėdamas anksčiau atvykti ir įvykdyti savo piktą planą. Vilkas greitai pasibeldė ir, apsimesdamas Raudonkepuraitę, įtikino močiutę įsileisti jį, nes buvo mergaitės balsas. Močiutė, nors šiek tiek silpna, tačiau visada pasitikinti savo anūkę, atvėrė duris. Vilkas nė nemanė užlaikyti. Jis prarijo senąją moterį ir patraukė į lovą, įsikišęs jos kepurę ir akinius. Tuo tarpu Raudonkepuraitė, neskubėdama, rinko gėles, tačiau netrukus suprato, kad kelias pradeda darytis vis sudėtingesnis, o miškas lyg tamsėjo ir tylėjo. Ji susimąstė ir patraukė tolyn, kol pasiekė trobelę. Įžengusi į vidų, pamačiusi lovoje vilką apsirengusi kaip močiutė, ji ėmė klausinėti. Močiute, kodėl tavo tokios didelės akys? Kad tave geriau matyčiau, atsakė vilkas su pergalingu šypsniu. O kodėl tokiomis didelėmis ausimis? Kad tave geriau girdėčiau. O kodėl tokia didelė burna, močiute? Kad tave lengviau suėsti. Vilkas iššoko iš lovos ir pasileido Raudonkepuraitę gaudyti. Tačiau mūsų gudrioji mergaitė nesiėmė bėgti be kovos. Ji išradingai ėmė rėkti ir kepurė jos išsiritino ant grindų. Tuo metu į mišką atbėgo medžiotojas
kartu su savo ištikimu pagalbininku. Jau ilgai sekė vilko pėdsakus ir girdėję keistus garsus iš močiutės trobelės. Medžiotojas nedelsdamas įėjo vidun. Nebebuvo kur dėtis. Greitai perpjovė vilkui pilvą, išlaisvindamas močiutę ir raudonkepuraitę, kurios iš karto apkabino medžiotoją ir jo padėjėją su dėkingumu. Taip piktas vilkas liko su pilvu pilnu akmenų, o visa ketveriukė papuošė trobelę šypsenomis ir draugystę. Nuo to laiko raudonkepuraitė pažadėjo daugiau neklaidžioti miške. Mama dar kartą dėjo dar didesnį dėmesį nukreipdama ją tiesiai per saugų kelią, o medžiotojas ir jo pagalbininkas tapo pagrindiniais šio miško saugotojais. O raudonkepuraitės raudonas kapišonas tandien suspindo visai kitaip, kaip apsauga ir priminimas, kad nors nuotykiuose yra ir pavojų, su širdimi pilna drąsos, išminties ir draugystės galima įveikti visus likimus. Jeigu jums patiko ši pasaka, spauskite prenumeruoti ir parašykite komentaruose, kokios pasakos norėtumėte išgirsti.